stipresnė už mūsų kūną, tačiau tai kova, kurią turime kovoti, ir laisvė, kurią reikia ginti. Kaip nutildyti savo kūną ir pažadinti dvasią? Kaip įgyti tikrąją krikščioniškojo gyvenimo laisvę? Romiečiams 8:1-2 NKJV. Todėl dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Juk gyvybės dvasios įstatymas Kristuje Jėzuje išvadavo mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Vaikščioti pagal ką nors reiškia veikti pagal tai, gyventi iš to ir semtis iš to stiprybės. Visa kita nuo mūsų tiesiog atsispindės, būsime atsparūs pasmerkimui. Lifto dėsnis. Bernulio principas paskelbtas 1738 yra svarbesnis už gravitacijos dėsnį. Tai aukštesnis dėsnis. Jei išjungsite variklius arba pritrūksite degalų, gravitacija vis tiek egzistuoja ir laukia jūsų. Dėsniai nesikeičia, keičiasi tik tai, kuriuo iš jų vadovaujatės. Prieš Kristų neturėjote pasirinkimo, dabar turite. Nuodėmės ir mirties įstatymas yra mūsų nuodėmingos prigimties gravitacija, tačiau, kai gimėme iš naujo, Jėzus uždegė mūsų dvasią malon, kuri yra didesnė už nuodėmės ir mirties įstatymą. Galime vaikščioti dvasia, bet jei nustojame maitinti ir puoselėti savo dvasią, tuomet mūsų kūno gravitacija sustabdo mūsų keliamąją jėgą ir mes pradedame kristi, nebegalime skristi. Ir priešas mus nugali. Pats kvailiausias dalykas, kurį galime padaryti, yra nepalaikyti gyvybingų santykių su Jėzumi Kristumi. Mato 26:41 AMPC. Jūs visi turite būti budrūs, atsargus ir veiklūs, budėti ir melstis, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia iš tiesų nori, bet kūnas yra silpnas. Mums reikia nuolat stebėti priemonės. 1 Korintiečiams 15:56 AMPC. Nuodėmė yra mirties geluonis, o nuodėmė savo galią sielai vykdo per įstatymą. Nuodėmės ir mirties įstatymas yra šventojo rašto sunkumas. Galatams 5:16 AMPC. Bet aš sakau, vaikščiokite ir gyvenkite paprastai šventojoje dvasioje, reaguodami į dvasią. Jos valdomi ir vedami, tada tikrai nepatenkinsite kūno žmogiškosios prigimties be Dievo potraukių ir troškimų. Kas iš tikrųjų yra kūnas? Tai žmogaus prigimtis be Dievo. Esame beviltiški, sutrikę kūriniai, be Dievo įtakos mūsų širdims. Vienintelis mumyse esantis gėris yra Dievo gailestingumo, malonės ir buvimo mumyse atspindys. Ar esame kūne, ar dvasioje, sužinome iš laiško. Galatams 5:19 RANGE 23. O kūno darbai yra akivaizdus: svetimavimas, ištvirkavimas, netyrumas, paleistuvavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, neapykanta, ginčiai, pavydas, pykčio protrūkiai, savanaudiškos ambicijos, nesutarimai, erezijos, pavydas, žmogžudystės, girtuokliavimas, pasilinksminimai ir panašūs dalykai, apie kuriuos jums iš anksto sakau, kaip ir anksčiau. Sakiau, kad tie, kurie tai daro, nepaveldės Dievo karalystės. O dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, švelnumas, susivaldymas. Kur gausu nuodėmės, ten dar labiau gausu malonės. Romiečiams 5:20. Būtent mūsų tikėjimas jo žodžiu tuo, ką Dievas pasakė tiesioginė prasme, užkurs jo malonės variklius, kad pakeltų mus į draugišką dangų. Štai kodėl Biblijoje sakoma, teisusis gyvens tikėjimu. Romiečiams 1:17 vaikščiojimas dvasia ir vaikščiojimas tikėjimu yra sinonimai, tai vienas ir tas pats. 2 Korintiečiams 12:9 NLT. Kiekvieną kartą jis sakydavo, mano malonė yra viskas, ko jums reikia. Mano galia geriausiai veikia silpnume. Jėzus neatleido Paulių nuo kovos, bet parengė jį jai. Dievo planas yra neišleisti mus į lengvą gatvę, bet įlieti tiek malonės į mūsų dvasią, kad aplinkiniai žmonės būtų sugluminti mūsų
gebėjimo nesileisti užvaldomiems savo kūno ir prieš mus nukreiptų kovų. Koks tai liudijimas, kad persekiojami, kentėdami, apimti sumaišties ir chaoso, kad mes skraidome malonės danguje ir turime ramybę, džiaugsmą, meilę ir susivaldymą. Širdyje, kai visi kiti kraustosi iš proto, tai liudijimas pasauliui, kuris skatina kitus norėti to, ką turime mes, ir ateiti pas Kristų. Galimybė naudotis galinga Dievo malonė ir mūsų gebėjimas bendrauti su šventąja dvasia yra didžiausia dovana, kurią Dievas davė savo žmonėms, ir kartu labiausiai nesuprasta ir ignoruojama. To rezultatas milijonai krikščionių, kuriuos vis dar valdo kūnas, nuodėmė, tvirtovės ir apgaulė, tragedija, kad garaže stovi Ferrari, o mes vietoj jo į lenktynes išvažiuojame motoroleriu, o Ferrari paliekame tiesiog stovėti. Ką mes darome? Po šiai dienai negalime teigti, kad nežinome, todėl esame atsakingi už tai, ką žinome. Galatams 5:1 CEV. Kristus mus išlaisvino, tai reiškia, kad esame tikrai laisvi. Dabar laikykitės savo laisvės ir daugiau niekada netapkite įstatymo vergais. Negalime to padaryti, jei iš pradžių tuo nepatikime. Skuba, spaudimas ir įsiblaškimas yra mūsų kūno pasiteisinimai. Pučiant priešiniam vėjui reikia daugiau degalų. Vienintelis būdas vaikščioti dvasia - maitinti savo dvasią. Ką maitinsime, tas ir ves. Kuo maitinsime, tuo ir dominuosime. Jei sekmadienio rytais maitinamės tik Dievo žodžiu, mūsų dvasia badauja, degalų lygis yra žemas ir, susidūrę su kultūros bei gyvenimo vėjais, būsime aplenkti gravitacijos ir traukiami žemyn. Žinome, kad mūsų dvasia dominuoja tada, kai turime apetitą Dievo dalykams, jo žodžiui, maldai, garbinimui. Yra tik 3 priežastys, dėl kurių žmogus praranda apetitą, kai jis miršta, kai serga arba kai yra sotus. Jei esame dvasiškai mirę, neturėsime apetito visam tam. Jei sergame nuo kūno nesveiko maisto, neturėsime apetito dvasios dalykams. Arba, jei esame persisotinę šio pasaulio dalykais, neturėsime vietos dvasios dalykams ir nusileisime iš skrydžio. Tačiau jei numarinsime kūną badu ir pamaitinsime dvasią, skrisime su Dievo malon, pasieksime pergalę Kristuje ir veiksime gyvenimo dvasios įstatymų Kristuje Jėzuje. Dievas ne tik pakvietė mus skraidyti malonės danguje, jis pakvietė mus peržengti gyvenimo Kristuje garso barjerą, kai viskas, kas buvo prikaustyta prie mūsų, dabar tiesiog bando neatsilikti nuo mūsų, bet negali. Mums, kaip tikintiesiems, teks kovoti, kad pasiektume tą vietą. Dievas leis mums patirti turbulenciją, jėgą ir spaudimą, kad pamatytume, ar pereisime tą barjerą į taiką, tylą ir ramybę, ar, priešingai, leisime, kad tas spaudimas priverstų mus atsitraukti ir sulėtinti tempą. Kai kurie iš mūsų dabar patiria šį spaudimą ir yra linkę atleisti gazą ir atsitraukti, bet Dievas sako, važiuok greičiau, tu jau beveik baigiai. Malda: Tėv, Jėzaus vardu mes girdėjome tavo žodį ir priėmėme tavo tiesą. Žinome ir pripažįstame, kad tavo malonė yra viskas, ko mums reikia. Tavo galia yra didesnė už mūsų kūno silpnumą. Gyvybės dvasios įstatymas yra didesnis už nuodėmės ir mirties įstatymą. Dieve, atgailaujame už tai, kad elgiamės taip, tarsi negalėtume, nors tu sakei, kad galime. Atgailaujame už tai, kad pasitenkiname netokiu krikščionišku gyvenimu, kai tu pašaukei mus skristi aukštai malonėje ir pergalėje, kad kiti norėtų tavęs ir norėtų tave pažinti, kad gyventume įtikinamą gyvenimą, kai tikėjimu ateiname pas tave dabar, Jėzaus vardu. Dieve, pripildyk mūsų savo dvasios, kad šiandien galėtume skristi aukštai tavo malonės reaktyviniu lėktuvu. Dieve, atsiprašome, kad neklausėme tavo žodžio, bet dabar esame pasirengę ir tikėjimu priimame tave Jėzaus vardu. Amen. Bridge Church Fredericksburg pastorius Jimmy Pruitt 2023 lapkričio 5 d. Serija. Tokiam laikui kaip šis.
Dievo baimė. Ekleziasto 12, 13, 14. Dabar viskas išklausyta, štai kokia yra bylos baigtis. Bijokite Dievo ir laikykitės jo įsakymų, nes tai yra visos žmonijos pareiga. Mato 6, 9 Range 13. Todėl taip ir melskitės. Tėv mūsų, kuris esi danguje, tebūna pašventintas tavo vardas, teateini tavo karalystė, tezi tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų skolas, kaip ir mes atleidžiame savo skolininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Nes tavo yra karalystė, valdžia ir šlovė per amžius. Amen. Daug kartų prašome ir meldžiamės, kad Dievas būtų šalia, bet jis neateis ir neapsigyvens ten, kur nėra laukiamas. Jis neįsiverš jėga į mūsų aplinką, bet ateis, jei mes jį pakviesime. Jei į kambarį įžengtų įžymybė, turinti didžiausią pagarbą ir pagarbą ten esantiems žmonėms, jie visi nutiltų, laukdami, kad išgirstų viską, ką jis nori pasakyti. Jie skirtų jam visą savo dėmesį. Atsižvelgdami į tai, galime susimastyti, kaip mes kartais elgiamės su Dievu, kai jis bando įeiti į kambarį, kai nori dalyvauti mūsų veikloje, kai giedame jam giesmes, bet iš tikrųjų nesame visi ten. Ar praradome pagarbą Dievui? Tai gražesnis būdas pasakyti viešpaties baimę. Pastaruoju metu kalbėjome apie atgimimą ir dvasinį pabudimą, sutarėme už tai melstis, mes to norime ir trokštame. Sutinkame, kad to reikia visoje mūsų žemėje, pradedant čia ir dabar. Norime, kad atgimimas ateitų pas visus ir visur, ir vis dėlto Dievas neateis ir neleis savo šeimininkauti ten, kur jis nėra laukiamas, todėl ketiname pažvelgti į Dievo baimės susigrąžinimą ir ką tai reiškia mums, kaip žmonėms. Ką daryti, jei Dievas nori kažką pasakyti per žmogų, o mes, negerbdami to žmogaus, praleidžiame tai, dėl ko Dievas mus ten paskyrė. Dievas gerbia garbę, o ten, kur yra garbė, pagarba ir supratimas, kad vertiname ne tik paties Dievo buvimą, bet ir jo buvimą vienas kitame. Kai taip elgiamės, iš tikrųjų pereiname į vietą, kurioje Dievas sako: štai kur aš noriu būti. Dievą traukia pagarba tiek bažnyčioje, tiek darbo vietoje, tiek turgavietėje, kad ir kur gyventume, dirbtume ar pramogautume. Kai esame garbingi žmonės ir teikiame garbę bei pagarbą kitiems žmonėms tarnautojui, padavėjui ar padavėjai, tada tai traukia Dievą, jis tai laimina ir paliečia. Tačiau ten, kur nėra garbės, nėra viešpaties baimės, nėra pagarbos Dievui ir nuostabos jausmo, kas jis yra, ten nėra palaiminimo, jis neįsako ten, toje vietoje, palaiminti. Galbūt praeityje būta atvejų, kai su Dievu pradėjome bendrauti per daug paprastai, per daug pažįstamai, praradome Dievo baimę ir nuostabą dėl jo didybės, dėl to, kas jis yra ir ką jis nešioja, ir suvokėme, kas esame jo akivaizdoje. Kitas kraštutinumas būtų mūsų tokia Dievo baimė, kad esame paralyžiuoti baimės, bijome žengti žingsnį ar priimti sprendimą ką nors padaryti, nes tai gali nepatikti Dievui. Dievas davė mums emocijas, kad patirtume ir susitiktume su jo buvimu, taip pat jo džiaugsmą. Jis sukūrė mus visam tam, bet ne kraštutiniai ar nesveikai baimiai, kai užsidarome savyje. Esame jo sūnus ir dukterys. Jis yra mūsų Aba, bet jis taip pat yra karalių karalius ir viešpačių viešpats, visagalis Dievas Elšadajus, ir mes neturime pamiršti jo didybės, nes mums atrodo, kad esame tokie pažįstami. Kaip tuomet rasti tinkamą pusiausvyrą arba įtampą mūsų žvilgsnyje į Dievą ir santykyje su juo? Kad dar labiau sustiprintume savo santykius su Jėzumi ir išnaudotume visas savo santykių su Jėzumi galimybės, turime tuo pat metu gerbti ir bijoti, tuo pat metu išlaikyti savo sūnystę, pasitikėjimą ir savo vietą jo glėbyje. Vyskupas Dr. Bilas Atvudas. Pagarba ir baimė, sūnystė ir pasitikėjimas tai ir viena, ir kita, ir dažniausiai žmonės arba nieko nedaro, arba svyruoja pirmyn ir atgal nuo vieno kraštutinumo prie kito.
Tai nesukuria gyvenimo, tai sukelia įsekimą. Galime daryti ir vieną, ir kitą, neturime gyventi šizofreniškai ir blaškydamiesi. Ekleziasto 12, 13, 14. Dabar viskas išklausyta, štai kokia yra bylos baigtis. Bijokite Dievo ir laikykitės jo įsakymų, nes tai yra visos žmonijos pareiga. Nes Dievas teis kiekvieną poelgį, taip pat ir kiekvieną paslėptą dalyką, nesvarbu, ar jis geras, ar blogas. Ar kas nors tikrai atgimė iš naujo, ar yra pripildytas Dievo dvasios, ar veikia pagal savo galimybės ir gebėjimus, kuriais Dievas jį pašaukė veikti, galite pasakyti, jei jis bijo Dievo ir laikosi jo įsakymų, jie gyvena baimindamiesi, kas yra Dievas. Jie jį gerbia, jie garbina jį ir daro tai, ką jis sako, kai jis liepia tai daryti. Nuo ko pradėti mokytis, ką Dievas mums liepė daryti? Pradėkime nuo Biblijos. Dievas mums kalba ir šiandien turime jo klausytis. Psalmių 33, 8, 9. Tegul visa žemė bijo viešpaties, tegul visi pasaulio žmonės jį gerbia. Jis kalbėjo, ir tai įvyko, jis įsakė, ir jis stovėjo tvirtai. Gerbti, jausti gilią pagarbą ar susižavėjimą kuo nors ar kuo nors. Kas yra viešpaties baimė? Tai nebijoti Dievo. Jis sakė, artinkitės prie manęs, ir aš priartėsiu prie jūsų, priartėkite prie manęs. Jokūbo 4, 8. Tas pats Dievas, kuris kviečia mus drąsiai ateiti prie malonės sosto, kur rasime gailestingumą ir malonę, kai mums to reikės. Žyd 4, 16. Viešpaties baimė tai nedrebėjimas dėl to, kad Dievas mūsų nenugalės, bet supratimas, kad aš jo bijau. Aš stebuosi tuo, kas jis yra. Aš jį gerbiu ir jaučiu jam didžiausią pagarbą bei pagarbą. Išėjimo 20, 20, 21 NV. Mozė tarė žmonėms, nebijokite, Dievas atėjo jūsų išbandyti, kad Dievo baimė būtų su jumis ir sulaikytų jūs nuo nuodėmės. Žmonės pasiliko atokiau, o Mozė priartėjo prie tirštos tamsos, kur buvo Dievas. Dievas išbando savo darbą, darydamas jam spaudimą. Nemanykite, kad visas spaudimas yra demoniškas. Viešpaties baimė, aš jį taip myliu, kad mano meilė jam yra tokia tikra, jog nenoriu to pažeisti. Niekuo negalime nutraukti savo santykių su Dievu, esame tvirtai jo rankose. Tačiau galime sugadinti savo bendravimą ir artumą su juo. Galime sukelti atstumą ten, kur jo nereikia. Visada norime tai susigrąžinti, greitai atgailaudami, kai to reikia. Dievo baimė tai baimė prieš jį, pagarba, drebulys, pagarba, pagarba, pagarba. Vertinimas ir garbinimas labiau nei bet kas kitas. Džonas Beveras, Dievo baimė. Kai iš tiesų vaikštome viešpaties baimėje, vienas tvirtai priimame Dievo širdį, kai pažįstame Dievo širdį, mums nekyla baimės, nes pasitikime juo, pažįstame jo charakterį. Kodėl neskaitėme Bibliją ir turime Dievo istoriją, jo gailestingumą ir ištikimybę? Dievas laikė savo ranką ant mūsų tokiam laikui kaip šis. Galbūt dabar kovojame tamsioje vietoje, bet galime nebijoti jokio blogio, kuris mus čia atvedė arba bando mus čia sulaikyti. Mes nesustojame viduryje mirties šešėlio slėnio, bet einame per jį su Dievo malon savo gyvenime, kad išeitume į kitą galą. Tai gražu, nes pažįstame Dievo širdį, bijojome jo, kai tai buvo svarbu, ir jis tai gerbė. Jis pervedė mus per slėnį į kitą pusę. Tačiau nepasiduokite, laikykitės krypties, nesustokite ties vieno jardo linija. Nes manote, kad nebegalite žengti dar vieno žingsnio. Dievo malon jūs galite. Mes mylime tai, ką myli Dievas, kad ir ką jis vertina ir myli, mes norime tame dalyvauti. Taip, mes taip pat tai mylime. Mes mylime tai, ką tu myli tavo misiją. Tavo pašaukimą mūsų gyvenime mes galime tai daryti. Mes mylime bažnyčią. Kodėl? Nes myli Kristaus nuotaką su guzais, mėlynėmis ir suplėšyta vestuvinė suknelė, ji graži.
3 Mes nekenčiame to, ko nekenčia Dievas. Dievas nekenčia nė vieno žmogaus šioje planetoje, bet jis nekenčia nuodėmės. Kai nekenčiame to, ko nekenčia Dievas, mūsų gyvenime nustatomos ribos, kad negalėtume praleisti vaikščiojimo viešpaties baimėje. Patarlių 8:13. Bijoti viešpaties tai nekęsti blogio, nekenčiu puikybės ir arogancijos, pikto elgesio ir iškreiptų kalbų. Romiečiams 12:9. Meilė turi būti nuoširdi, nekentėk to, kas bloga, laikykis to, kas gera. Šiandien apsispręskite ir sakykite, noriu apimti viešpaties baimę, mylėti tai, ką jis myli, ir nekęsti to, ko jis nekenčia, artintis prie jo, kad jis artėtų prie manęs. Tikėjimu apkabinsiu Dievo baimę. Malda. Tėv, Jėzaus vardu dėkoju tau už tavo žodį. Šiandien mes priimame šį tikrą ir teisingą žodį. Norime vaikščioti viešpaties baimėje, Dievo baimėje, mylėti tai, ką tu myli, nes pažįstame tavo širdį, ir nekęsti to, ko tu nekenti, nes taip pat pažįstame tavo širdį. Viešpatie, eidamas atverk mūsų akis, kad matytume, ausis, kad girdėtume, ir širdis, kad pažintume tiesą, kuri daro mus laisvus, ir kad mes priimtume ir vaikščiotume Dievo baimėje. Jėzaus vardu. Amen. Bridge Church Fredericksburg pastorius Jimmy Pruitt 2023 lapkričio 12 d. Serija. Tokiam laikui kaip šis. Dievo baimė 2 dalis. Ekleziasto 12:13-14. Dabar viskas išklausyta. Štai kokia yra bylos baigtis. Bijokite Dievo ir laikykitės jo įsakymų, nes tai yra visos žmonijos pareiga. Kartu, Tėv mūsų, kuris esi danguje, te būna pašventintas tavo vardas, te ateini tavo karalystė, tezi tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų skolas, kaip ir mes atleidžiame savo skolininkams, ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė, valdžia ir šlovė per amžius. Amen. Mato 6:9 Range 13. Praėjusią savaitę pradėjome nuo žinios, pavadintos Dievo baimė, kuri yra šifruota ir gražiai nusako viešpaties baimę. Mes nebegirdime daug mokymo ir pamokslavimo apie viešpaties baimę. Mūsų kultūra tapo labai egocentriška ir orientuota į save. Esame linkę nenorėti kalbėti apie nieką, kas net skamba neigiamai ar turi neigiamą atspalvį, bijome į tai gilintis. Tačiau iš šventojo rašto sužinome, kad viešpaties baimė yra išminties pradžia, o mes visi norime daugiau išminties. Garbė Dievui gyventi su pagarba, plačiai atmerktomis akimis ir nuostaba, kai ir toliau meldžiamės už atgimimą, dvasinį pabudimą ir tai, ką Dievas nori padaryti dabar, mūsų laikais, ir kad ir kaip jis norėtų pasirodyti, norime sugebėti jį priimti. Norime priimti ir švelniai, priimti Dievo buvimą ir su atvirumu grįžti į šventumo vietą, kurioje jį gerbėme su baime ir nuostaba. Mes ir toliau meldžiamės ir ieškome viešpaties. Kaip Jėzus sakė, tiems, kurie turi ausis klausytis, atgimimas jau čia. Tiems, kurių ausys atviros, kurie klausosi, kurie meldėsi, kad tiesioginė prasme būtų atgimimas, ieškantis vietos įvykti dvasinis pabudimas, kuris ieško vietos pasirodyti, kai sakome: taip, viešpatie,